Šiais laikais naujos statybos būsto pirkėjas tikrai yra išrankus. Jam reikia ir strategiškai patogios vietos, ir įrengtos infrastruktūros, ir aukščiausio lygio darbų bei medžiagų kokybės. Na, kaina irgi yra svarbi pasirinkimo dedamoji. Vystytojai, norėdami plėsti savo veiklą, yra priversti žaisti pagal potencialių pirkėjų diktuojamas taisyklės. Todėl išlygų kokybei ar lokacijai tiesiog negali daryti. Klientai nori gyventi kažkur šalia gamtos, kad būtų ramu, privatu, kažkoks grožis, bet nenutolt nuo miesto. Tai būtent čia ir pavyko rasti tokį sklypą. Aplinka be abejo labai įtakoja nuotaiką kvartale, namuose. Tai čia turime tekančią upę, kuri nuteikia raminančiai. Turime atskirus namus, blokuotus per garažą arba sandėliuką. Nei viena terasa nežiūri į kaimyno terasą, viskas yra ratu, eismas yra ratu. Čia šalia yra dviračių takas, sujungtas su viso miesto dviračių takų tinklu. Tai kas mėgsta pasportuoti ir aktyvų laisvalaikį gali tuo naudotis. Riedučiai, dviračiai ir kitos priemonės. Taip pat šalia yra tiltas ir greitkelis Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Nuo tilto greitai patogiai pasieksite bet kurią miesto dalį. Aplinkui apsidairykit, ne tik tai upė, taip pat daug labai žalumos. Tai vat yra tai, ko žmonės ir nori – ramybės, gamtos, privatumo ir netoli patogaus susiekimo su miestu. Vis dažniau iš klientų sulaukiame pageidavimo turėti išskirtinį fasadą, kuris nėra kasdieninis, nėra įprastas. Baumit mozaikinis dekoratyvinis tinkas yra paruoštas naudoti. Tinko galimos yra dvi frakcijos – 2 mm arba 0,8 mm smulkiagrūdė frakcija. Šiam projektui įgyvendinti yra pasirinktas mozaikinis dekoratyvinis tinkas su žėručiu, kas suteikia tam tikrą natūralumo pojūtį, spalvų žaismą. Plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas pasižymi dideliu atsparumu drėgmei. Puikiai žinomo gamintojo produkcija tai lyg savotiškas projekto kokybės ženklas. Būsto ieškantis būsimieji naujakuriai tikrai įvertins, kokios medžiagos naudotos ir statybai, ir apdailai. Turbūt ne paslaptis, jog vienas pagrindinių fasado apdailos galutinių variantų individualiųjų namų kvartalų projektuose ir statybose tai yra struktūrinis tinkas. Su šio kvartalo vystytoju prieš pradedant statybas norėjome sugalvoti kažkokį tokį kitokį, naujoviškesnį, vizualiai gražiau atrodantį fasado apdailos sprendimą nei struktūrinis tinkas. Neslėpsiu, taip tikrai teko paplušėti ir galų gale priėmėme sprendimą fasado apdailai naudoti Baumit Mosaiktop mozaikinį tinką. Pasitelkėme į pagalbą Baumit specialistus, įsivertinome visas pačio gaminio subtilybės ir, kaip matote, turime tikrai puikų rezultatą. Plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas pasižymi dideliu atsparumu drėgmei, aplinkos bei mechaniniam poveikiui. Būtent dėl šių savybių tinkas dažniausiai pasirenkamas ir naudojamas cokolio zonoje, koridoriuose ir laiptinėse, taip pat kaip dizaino elementas kolonoms ar fasadų intarpams. Smulkesnės frakcijos gaminiai leidžia sukurti dangos tolygumą ir natūralią išvaizdą. O jeigu ieškote įmantresnio dizaino akcentų pastato išorėje ir viduj, tai irgi bus kokybiškas, ilgaamžis bei originalus pasirinkimas. Mano manymu, tai yra puikus pavyzdys, kai tarp projekto vystytojo, statybinių medžiagų gamintojo Baumit ir statybinių medžiagų tiekėjo Mimeta įvykusi sinergija duoda patį kokybiškiausią ir norimiausią rezultatą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad šiame objekte buvo naudojama vieno gamintojo, tai yra Baumit fasado apšiltinimo sistema, kas taipogi suteikia fasadui ilgaamžiškumą ir garantiją, kad laikui bėgant fasadas atrodys lygiai taip pat, lyg tai ką tik jis būtų pabaigtas. Dizaineriai pasakys, kad madų tendencijos juda spirale, todėl galima įžvelgti laikotarpius, kada statyti vieni ar kiti kvartalai. Bet net jei spalvų mados pasikeis, kokybiški fasadai ir po 4 ar 14 metų išsiskirs savo originalumu.